Labą dieną. Nutraukėme mūsų programą dėl svarbaus pranešimo. Šiandien 15:20 min. Vilniaus rajone netoli Mickūnų kaimo lietus sugadino didžiąją dalį augmenijos 10 km spindulių. Nustatyta, kad iš dangaus krito vanduo, kurio sudėtyje buvo itin didelė koncentracija sieros ir azoto rūgščių. Jungiamės su įvykio vietoje dirbančia mūsų žurnaliste Glorija. Labą dieną, Glorija. Labą dieną, Danieliu. Esame Vilniuje, Mickūnų kaime, kuriame vyksta tikras chaosas. Žmonės panikuoja. Rūgštinis lietus ne tik išdegino visą augmeniją, bet ir suniokojo daugumą ūkinių pastatų bei besigaininančius ūkinius galvijus. Yra nukentėjusiųjų, Glorija? Laimė, mirusių nėra, bet 8 žmonės yra sunkiai sužaloti. Šiuo metu jie vežami į Vilniaus Lazdynų ligoninę, į nudegimų skyrių. Kokia padėtis Mickūnų kaime, Glorija? Šalia manęs stovi jauna mergina Jolanta Lepanytė, kuri yra šio ūkio gėlių savininkė, kuri neteko per šį lietų ką tik pradėjusi žydėti jurginų. Jolanta, sakykite, kaip jūs jaučiatės? Jaučiuosi tikrai tragiškai, per vieną akimirką išdegė visos mano gėlės. Pasižiūrėkite, kaip jos atrodo. Tikrai visų. Ką man dabar daryti? Gėlės yra mano gyvenimo aistra ir tai buvo vienintelis mūsų šeimos pajamų šaltinis. Gal dar ką nors pridursite? Po tokio lietaus žemė visiškai mirus, net ir gyvūnėliai išnyko. Tikrai baisu matyti į neviltį puolusius žmones. Civilinės saugos tarnyba pradės tyrimą, kurio metu bus aiškinamas šio lietaus priežastis. Ačiū už dėmesį ir iki greito.